Instancija kaip konstitucinis teismas įsivėlė į politinis dalykus. Taip sakant, jūs esate tikras, kad jie buvo vienoje iš pusių, taip? Taip. Aš įtariu, kad jie labai vertina savo turimą gerbuvį, nes maža visuomenės sluoksnių ar grupių, kurie būtų taip aprūpinti kaip konstitucinis teismas. Vien tai, kad jie sutinka, kad su tais atlyginimais, kad jiems būtų mokami tokie atlyginimai, tai rodo, kad nėra pilnai morali publika. Kągi reiškia jūsų garsioje knygoje apie Rolando Pakso apkaltą taikinys numeris 1, ten, kur jūs kalbate apie Konstitucinio teismo narius, tokios keistos užuominos. Jūs lyg ir lyginat, jei aš teisingai supratau, teisėjo grandinę su kilpa ant kaklo, ar net kalbate apie kažkokį keistą gerklės perkandimą? Mano mintis, dėl kurios knygoje atsirado šitą pastraipėlį, yra paprasta. Žmogus neturi savo asmeninių problemų perkelti ant visų žmonių pečių arba valstybės. Lietuvos ryte buvo kažkada išspausdintas straipsnis, kurio pabaigoje maždaug tokia sakinys, aš jį prisiminsiu. Dažnai į ligonines patenka žmonės, kuriems skruosto, nosies, ausies gabalą iškanda gyvūnai. Dažniausiai šunys. Tačiau neseniai mikrochirurgai operavo vyriškį, kuriam ginčo metu žmogus iškando gabalą kaklo pavadžio ar audinio. Tai mano mintis ir yra tokia, kad jeigu tokių emocijų valdomas žmogus priima valstybės masto sprendimus, tai jis iš tikrųjų kanda gerklę jau ne stalo sugėrovui, o visai valstybei. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos prezidento 2003 metų balandžio 11 dienos dekretas numeris 40 dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka. Šiandien aš grįžau iš Strasbūro. Aš grįžau iš to miesto, kur kiekvieną kartą eidamas pro žmogaus teismo rūmus, aš pagalvoju, štai šitoj vietoj turi spręstis Lietuvos ateitis. Šitoj vietoj spręsis Lietuvos ateitis, kai bus priimtas sprendimas dėl to, kas buvo teisus ir kas neteisus šitoj prezidentų nuvertimo istorijoje. Ir tuomet aš norėčiau pažiūrėti tų žmonių akis, jeigu įvyks toks stebuklas ir bus grąžinta teisė, bent teisė žmogui dalyvauti rinkimuose, kuri buvo iš jo atimta, o rinkimuose į aukščiausią šalies valdžią, net į parlamento narius. Šitos teisės negali paneigti niekas. Lietuvoje ji buvo paneigta, kaip viduramžiais. Aš šito sprendimo tikrai nesitikėjau ir taip esu pajuokavusi vieną kartą, kad tai man primena konstitucinį teistumą. Tai yra nauja tokį dalyką, kad reiškia žmogui atimamos teisės, viena iš svarbiausių politinių teisių visam gyvenimui. Tai man tas buvo nesuprantama. Ir galbūt, tiesiog, nežinau, doktrina atsiliko, čia konstitucinis teismas padarė tokį šuolį. Nes tokio pagrindo be abejo konstitucijoje nėra. Tai buvo pasirimta teisės principais, konstitucijos dvasia ir kaip ir sukurta tokia nauja norma. Tai man asmeniškai tai nėra suprantama, aš negalėčiau už tokį. Girdėt, kad kur nors pasaulyje tai būtų pritaikyta kokiam nors politikui, gyvos galvos uždraus užsiimti politiką. Čia kaip mirties bausmė politikui, taip? Taip, iš esmės, taip. Teko girdėt, kad kur nors taip buvo padaryta? Aš negaliu tiksliai pasakyti, bet man atrodo, Italijoje buvo ten netgi pavardė įtraukta. Musolinio laikais? Jo. Matot, kaip įdomu. Taip, va toks precedentas yra buvęs.
Kaipgi remiantis šitą istoriją, sakykime, jūs kaip teisininkė su ilgametė praktika galėtumėte apibūdinti tą santvarką, kuri dabar yra Lietuvoje, ES nariai? У Муссолини свои грандиозные планы. Стремить итальянцев к мировой задаче и сделать Средиземное море нашим озером. Ko žmonės bijo, sakykite? Kas jūs taip išgąsdino? Iš senų laikų turbūt tas baimės. Tai įsivaizduokit, kaip tas žmogus nebijo žmogelis, jeigu tokia institucija kaip prezidentūra suminas į sutripę sulygina ir tai kaip tas žmogelis nebijos? Jis bijo. Jeigu mokinius ir vaikus pastato, nu kaip, paauglius vaikus pastato, reiškia, prieš prezidentą, taigi čia siaubas. Aš negaliu suvokti tokių dalykų, aš nesuprantu. Reiškia, tie geriečiai, kur va dabar po 1,5 metų jau paaiškėjo, kad jie nėra jau tokie geriečiai. Jis sužlugdyti reikėjo morališkai, dvasiškai ir fiziškai. Fiziškai nepilnai, fiziškai. Bet į beprotnamą jo nebedaug trūko. Ar galėtų kuris nors vienas iš mūsų galingų vyrų, kurie yra patys stipriausi, patys kaip deklaruojami, kad labai galingi, labai darbštus, labai darbingi, kaip dabartinis mūsų prezidentas Jo Ekscelencija Adamkus arba premjeras Brazauskas, jie labai stiprus vyrai, buvę gal sportininkai. Bet jie būtų net laikę tokios įtampos vienos savaitės. Paksas iškentėjo mėnesius ir nepalūžo. Žmogiška grinai prasme man jo to Pakso truputį buvo gaila. Ir matėsi labai, kad jis įvarytas į kampą, kad paskui jau jisai pradėjo net ir dienas maišyti, pirmadienį su šeštadienį, tas rodo kokią milžinišką įtampą žmogus išgyvenęs jau buvo tiesiog, nu, kaip sakoma, ant ribos jau fiziologiškai gali, po to gali sekti ir insultas, ir infarktas, kas tik nori. Vadinasi, jis atkentėjo iš tikrųjų už tai, ko jis nebuvo padaręs. Bet jo pagrindinė klaida tikrai buvo, kai jis pasirinko netikusią komandą. Man tikrai irgi susidarė toks įspūdis, kad, nu, kaip žinot, yra, atleiskit, negražu taip galbūt kalbėti, bet mes žinome, kaip šunų ruja, sakysim, užpuola vienas pradeda ir visi puola savo auką, arba net savųjų tarpe. Tai čia man tokį įspūdį sukėlė, bet aš niekaip nesuprantu, kad neatsirado iš tikrųjų tokios žmogiškos gyslelės. Jie laukia galbūt ko, kad jisai nusižudys ar kažką panašaus padarys? Nežinau, bent mano aplinkoje tai iš tikrųjų buvo labai slogu žiūrėti visą tą reikalą ir nesutikau tokių, kurie net būdami, sakykime, galbūt ir nerinkę Pakso prezidentų, vis dėlto atsidūrė užjaučiančiųjų pusėje. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Visa sumanimo schema iš tikrųjų remiasi tuo, kad Rolandas Paksas atsistatydins.
Juk prisiminkim, tą tautinę izoliaciją vadinamąją.